Sveiki, šiandien mes apžiūrėsime Antron E05 skaitmeninį išmanų durų skambutį, kuris turi tiesioginio vaizdo skambučio į telefono funkciją. Tam, kad tai veiktų, žinoma, reikalingas Wi-Fi ryšys, prie kurio būtų prijungtas skambutis. Šis skambutis turi anglišką ir lietuvišką instrukcijas, kuriuose yra detaliai aprašytas visas skambučio pajungimo procesas, visą tai, kas bus aptarta šiame videoje. Pagrindinė taisyklė yra tokia. Pajungimo darbus reikia daryti pagal instrukcijas. Žingsnis po žingsnio. Šitai darant, jums beveik 100% visada pavyks, o jeigu nepavyko, pakartokite. Galbūt buvo praleistas koks nors žingsnis instrukcijose. Komplekte mes turime durų skambutį su kamera, tiek dieninio, tiek naktinio matymo. Turime perėjimą iš USB į europinę rozetę. Jis bus naudojamas skambučio pakrovimui, tiek pat, kiek vidiniai skambučio dalies pajungimui. Šičia yra priedėlis, kurį galima per rozetę jungti viduje buto ir jisai duos papildomą garsą, kai suveikia durų skambutis. Reiškia, spaudu šičia, suveikia šitas durų skambutis, kai jie bus susijęti tarpusavį. Taip pat mes turime standartinį USB-C laidą, kuris leidžia mums pakrauti durų skambutį. Durų skambučio montavimas yra labai paprastas. Paprasčiausiai dažniausiai rekomenduojamas yra lipni dvipusė juosta, kuri klijuojasi prie skambučio galo. Alternatyva yra varžtų komplektas, kuris yra įdėtas į dėžutę. Norint nuimti durų skambutį nuo montavimo arba pritvirtinti varžtais, yra pačioje varžtukas. Mes jį atsukam, tam, kad niekas, kas norėtų, nepasiimtų lengvai skambučio nuo durų paviršiaus. Nusiima dangtelis. Ir šičia mes matome reset funkcijos skilutį. Šičia su plonu ilgu strypeliu arba adata nuspaudus galime grąžinti skambutį į gamyklinius nustatymus. Tam, kad prie to prieitume, reikia sukti varžtuką apačioje. Tai reiškia, jeigu prie sienos yra prikabintas šičia varžtais dviem arba lipnia juosta, atsukus varžtelį mes jį galime nuimti ir vėl uždėti pakrovimą. Standartinis vartojimo laikas priklauso nuo to, kiek jūs dažnai naudosite šitą elektroninį skambutį. Jeigu pas jumis jo prireikia tik kartą į savaitę, tai jis jums gali laikyti ir 4 ir 5 mėnesius. Jeigu naudojate dažniau, ir pokalbį ilgesni, žinoma, veikimo laikas bus trumpesnis, jo baterija yra 1000 mikroamperų, tai tiesiog priklauso nuo vartojimo kiekio. Gerai. Sekantis žingsnis, ką mes turime padaryti, tai mes turime šitą skambutį sujungti su mūsų programėlė. Instrukcijose rasite nuorodas, kaip parsisiųsti programėlę, ir tai būtų Android, ar tai būtų Apple sistema pas jumis. Parsisiuntę programėlę, jūs gausite pagrindinį meniu programėlės. Šičia jums reikės pridėti skambutį prie jūsų telefono. Skambutis neveiks, jeigu jūs perėsite į kitą Wi-Fi tinklą namie, už tai turėkite omeny, kad jūsų telefonė turi būti prisijungę su to Wi-Fi tinklu, prie kurio jūs norite prijungti durų skambutį. Tai yra labai svarbu. Žymė pliusiuką, spaudžiame Add Device ir dabar ieško. Matome, kad neranda. Kodėl? Todėl, kad šitas durų skambutis veikia tik tada, kai jis yra nuspaudžiamas. Tol, kol jis yra nenuspaustas, jis yra miego režime. Spustelime. Skambutis suveikė. Telefonas jį aptiko. Galime spausti, pasirenkam. Matome prisijungimo duomenis prie mūsų Wi-Fi'aus, Wi-Fi'aus slaptažodžio. Spaudžiame Next. Matote, sukasi ratukas, vyksta sujungimo procesas. Sveikinam, skambutis yra sėkmingai prijungtas, jūs jį galite pervadinti, jeigu norite, priskirti kambariam, bet tuja sistema jau yra kitas dalykas. Čia galite kambariai suskirstyti savo įrenginius, jeigu turite daugiau tuja įrenginių. Tai nėra šiandienos tikslas, ką išsiaiškinti. Taigi, spaudžiame Done, baigta, ir mes esame prisijungę prie durų skambučio. Matome tai, kas matosi per durų skambutį. Galima įjungti garsą, matome
baterijos procentą, galime pasirinkti kokybės rezoliuciją, mikrofonas, nuotraukos funkcija, vaizdo įrašymo funkcija, įrašymo šiuo metu į telefoną, išsaugojama į telefoną. Jeigu norime papildomos laikmenos, galima išsaugoti į cloudą, tai yra papildomas perkamos funkcijos per Service Hall toje sistemą. Norint nueiti nustatymus, spaudžiam 3 taškus. Čia yra bazinės funkcijos, naktinio režimo nustatymai, įjungtas, išjungtas, atviras, energijos taupimas, kada perspėja telefonė pranešimas, kad baterija yra nusekus. Tai vyksta tik prisijungus prie skambučio. Galima pranešimą, kad duotų, kai išsijungia įrenginys, bet su šitų skambučių nerekomenduojama, nes jis visada užmiega, kai yra nenaudojamas, tai jūs tiesiog gausite daug pranešimų. Galim pridėti mygtuką į pagrindinį ekraną telefono iš karto, kad būtų atnaujinti skambutį, jeigu yra atnaujinimų. Daugiau nieko sudėtingo nėra šičia. Taigi, N-Tron Smart skambutis yra labai paprastas įrenginys, kurį galima prisimontuoti prie durų, norint tiesiogiai pakalbėti su žmonėm, kurie ateina prie jūsų durų. Dažniausiai tai būtų kurjeris, svečiai, kurie ateina ir jūsų neranda namie, ar tai būtų ofisas, ar tai būtų elementariai butas. Šis skambučiai įrenginiai nėra skirti laikyti pilnai lauko sąlygom, todėl turi būti bent jau užuovėje. Yra dar viena funkcija, ką mes galime padaryti, tai yra mes galime sujungti vidaus skambutį su šito. Tai mes tokiu atveju jį turime, bet kokiu atveju jungti į elektros tinklą. Kuomet mes jį jungiame į elektros tinklą, sekant instrukciją mes juos galime susijęti. Taigi, kad mes juos susijėtume, mums reikia spustelti skambučio mygtuką ir palaikyti jį 3 sekundės. Tai yra va šitas trečias mygtukas. Žinau, kamera gerai matosi, tai yra dantračio ženkliukas. Palaikome jį 3 sekundės. Ir turės susijungti. Jeigu nepavyko, palaikote dar 3 sekundės, kol pradės mirksėti. Leidžiate. Ir dabar jau yra sujungti skambučiai. Čia galite pasirinkti jo garsumo lygmenį. Galite pakeisti garso tipą. Tai tiek su mūsų paprastu N-Tron sprendiniu, N-Tron E05. Labai paprastas išmanus skambutis, už prieinamą kainą, prieinamą kokybę. Tiesiog paprastas ir geras sprendimas.